prašom stot, teismas eina. Sėskitės. Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes tęsiame laidų ciklą Teismas. Nukentėjusiųjų prašom ant pakilos pasisakyti. Jūs abu nukentėję? Taip. Ką jūs norite paduoti į teismą? Mes norėtume paduoti teismą talentus. Kokius talentus? Lietuvos talentus. Už ką? Gerai, pradėsiu nuo visko. Pradžių. Žiūriu aš televizoriuką prie žiedinuko. Ir man paėmė taip tokie gniaužtai suspaudė širdelę. Nusimp, čia kažkas kabo. Nu gerai, netrukdyk, ašgi su teisėjais neklausti. Tai va, skausmas. Todėl, kad žiūriu, kažkoks tai talentas groja dantukais. O žinot, kaip aš seniau grodavau? Mane vadindavo kaimo varpu. Taip, aš galėdavau iškalti su dantimi visą rožančių. Taip, buvau davatkų džiaugsmas. Teisme turi būti ieškovas, turi būti atsakovas. Negali būti atsakovų pusė Lietuvos. Tai gerai, tai tegu būna jie ieškovai, mes ir taip. Tai mes tą pareiškimą žodžiu, mūsų teisę rinktis. Mes jumgi pareiškėm, kad paduodam juos į teismą dėl to, kad sakyk, nugi, ko tu tyli? Taip, aš sakau, jūs klausykit. Tai va, žiūrim tos talentus Lietuvos. Tai ten šūdsne talentai. Nu. Žinot, kur yra talentai? Norit, aš jums pasakysiu. Kur? Ba. Ir dar, aš tau Ramoniuk nesakiau, bet norėčiau paduoti teismą Ramoniuką. Nu čia dabar, o už ką? Už varanakumą. Už ką? Pone teisėjai, gal jūs ir pamenat, gal jūsų atmintėlė dar leidžia? Tai už dantukus. Bet juk byla buvo išspręsta. Keisti tačiau tą dantuką už 20 litų. Tai, suprantat, aš kai dabar groju, kai mušu per tą dantį, gaunasi duslusis do, o man reikia skardausiaus. Tai viskas, kaip sakoma, dantuko nėr, į muzikos baba. Tai jūs norite paduoti Ramūną į teismą vėl? Taip, vėl. Jūs gal, ponė teisėja, užsimerkit ir tada jūsų būgnelius aplankys muzikos žavesys. Nu dabar šūds gaunasi, dabar nebe taip, nes įdėta dabar kita pliomba yra. Taip, kita pliomba, nes kai man išmušė Ramoniukas originalą, tai suprantate, jau nebe tas, kaip ir neveiktų, vienas klavišas. Tai ko jūs reikalaujate? Tai aš reikalauju 10 000 eurų iš Ramoniuko. Nu, čia, tai gerai, o aš reikalauju 10 000 eurų iš talentų. Ką? Kodėl tu reikalauji? Nu, tai kodėl nereikalauju? Nu, tai jeigu... Labai gerai, tiesiog ten, iš jų paimti ir man duoti. Gerai, po vieną. Ką tau, 20 gausi, daugiau negausi? Ko 20, aš sakau 10 000 eurų, tu man... 20 gausi, 20 eurų. Ša! Prašau gerbti teismą. Gerbiam teismą. Gerbiam teismą. Tu matęs eurą, tu kada nors matęs eurą? Ar matęs eurą? Kaip euras atrodo? Parodyk man, kaip euras atrodo. Parodyk kaip. Čia doleris, na? O kaip euras atrodo? Gražiai atrodo. Ką gražiai atrodo? Nu tai kaip atrodo? Kaip gražus pinigas, pinigingas. Jūs tyčiojatės iš teismo. 3,5 lito atrodo. Sudėk 3,5 lito vienas eurą. Nu tai tu matęs kaip 3,5 lito, niekada visą laiką iš mano kišenės gyveni. O tai tu koks piktas? Matot, kaip pinigai sumaišė protas? O ko tu mane į teismą paduodi? Aš tave girdau, tu mane į teismą paduodi. Teisėjai, ponė, teisėjai, toks geras žmogus. Matot, kaip pinigai daro žmogui. Aš jam sakau, daugiau gertų teismą. Ko jūs reikalaujate iš teismo ir konkrečiai iš šitos laidos? Aš sakau, noriu 10 000 eurų iš Ramoniuko. O aš noriu 10 000 eurų iš talentų. Gausi 20, daugiau negausi. Teismas klausė, o į mėnulį jūs nenorit? Pone teisėja. Galima. Pone teisėja, man truputį gėda, kad Ramoniukas prašo 10 000 eurų iš talentų, nes kaip būdamas visiškai bezdarnas talentas, gali prašyti iš talento talentas. A tai ko tu iš manęs nori prašyti, aš nekaip nesuprantu. Ko tu čia groji? Nu tai tu pagrok, kaip anksčiau tu grojai. Pagrok. Kaip tu nesupranti, tu knygų neskaitai, ar kas yra? A tu skaitai. Taigi sakiau uždavinį. A tu skaitai. Tai čia tavo talentas. Kokią tu knygą skaitai? Pasižiūrėkit, ponė teisėja, čia talentas akrobatika, taip. O, čia net, ai, jeigu, Palauk,
aš kaip grakščiai, matai? Va. Nu, gerai, va. Nu, ką? Nu, į kas čia per tą? Nu, oi. O va. O va. Ha. O va. Gerai, o tu. Aš varau galiniais, tu priekin. Gerai. Nes pas mane priekinis vienas duslus. Nu, tai jūs jemskit akis ir... Tai. Prašom pastatyti teismo pakilą ir sutvarkyti teismo salę. Kaip matau, be alkoholio čia neapsieita. Ne. Nu ką taip, ką meluoji, ką tu meluoji? Ką tu meluoji? Taigi neapsieita. Neapsieita. Tai kiek išgėrėt, vyrai? Nu tai kaip, po paskutinę kartą, kai mes iš čia išėjom. Taip, per tą laikotarpį, kol prieš, kaip nebuvom, taip, tai mes... Tai va. Nu tai ką? Tai kai tada išėjom, iš karto gėrėm. Taip, iš karto ten labai jo. gėrėm, nes tada pagėrėm, ir tada, kaip? Rumšą su bruožu buvo tie? Tada rumšą su bruožu sutiekom, su tais gėrėm. Gėrėm. Tada nuėjom namo pas Rimantę. Jo. Datų kulną pritryniai labai. Mozolis buvo, labai didelis. Taip, tada gėrėm. Nieko nedarėm. Ne. Nieko, tik gėrėm. Gėrėm ir gėrėm iki vakaro. Bet galvojom vakare, ką čia veikti, tai vėl gėrėm. Gėrėm, vakare labai stipriai gėrėm. Tai dieną... Labai gėrėm. A tu miegojai. Taip, aš miegojau. Jis miegojo. Aš kai miegu, žinokit, niekada negeriu. Ne. Iki įsivaizduoju. Tai tada ir atsitiko tas, kad mes nuvažiavom pas dantistą, tai neatsimeni, kaip tau įdėjo. Pas dantistą. Dantistas apgavo. Dantistas Glušajevas apgavo ir įdėjo jam plasmasinę plombą. 18 litų dantis kainavo, ir 2 litukai ant vatukės išėjo. Tai kas, išėjom iš Glušajevo, žiūrim, kad nėra dviračio. Pavogė. Tai nešiaugi dar tave? Taip, mane nešė. Nešėm. O kol mane nešė, aš gėriau. Taip. Aš jūsų dabar klausau tik todėl, kad čia yra televizijos laida Teismas. Gerai, pona teisėja. Dabar, oplia. Teismas nusprendė, kad jūs verti dalyvauti Lietuvos talentuose ir mes įpareigojame laidą Lietuvos talentus kitą sezoną jūs pakviesti jau į pusfinalį. Byla baigta. Tai perduokit tam, kur išbėgsiu, Samui. Tam. Teismas žino, į ką kreiptis ir kaip užbaigti bylą. Pone teisėja, norėčiau padovanoti jums kasetę savo dantų muzikytės. Neverk dėl pieninio išaugs kitas.